automobilio vairuotojas. Labas vakaras. Kauno Žalgiris po stebuklingo metimo likus 30 sekundės iki rungtynių pabaigos išplėšė pergalę prieš Lietuvos Rytą 82-80. Tai buvo pirmosios Lietuvos krepšinio lygos finalo rungtynės ir dabar Žalgiris serijoje iki 4 pergalių pirmauja 1-0. Tik ketvirto kėlinio pabaigoje Žalgiris ėmė pirmauti prieš Lietuvos Rytą ir paskutinę minutę žalgiriečių pranašumas buvo net 7 taškai. Bet Rytas staigiai sumažino skirtumą, o likus 2 sekundėms iki pabaigos fantastišką tritaškį pataikė Kęstutis Šeštokas ir rezultatą išlygino. Atrodė, kad bus pratęsimas, nes liko tik 30 sekundės. Bet po minutės pertraukėlės grįžę Žalgiris padarė stebuklą. Edas Kota perdavė kamuolį per visą aikštelę ir Mindaugas Timinskas jį įmetė į krepšį. Jis sako, kad taip dar nebuvo pataikęs. Iš tokios padėties ne. Esu įmetęs paskutinę sekundę, bet žiūrėdamas į krepšį. Visas rungtynės vyko atkakli kova, bet Rytas pirmavo. Antroje rungtynių pusėje įtampa kilo. Tenoka Berdas buvo nubaustas techninė pražanga už susistumdymą su Okunskiu. Fantastiškai žaidė Edas Kota įmetęs iš neįtikėtinų padėčių. Jis pelnė 23 taškus. Po tokio pralaimėjimo paskutinę akimirką Ryto trenerio asistentas Kęstutis Kemzūras sakė, kad dar niekas neprarasta. Finalas tik prasidėjo. Matėt patys, mes padarėm mažą stebuklą, Žalgiris žymiai didesnį padarė gale. Antrosios finalo rungtynės vyks ketvirtadienį Kaune. Lietuvos nacionalinė